Sveiki, stovyklavedžių klausytojai, žiūrėtojai, sekėjai. Jo, ir draugai, ir draugės. Mes vėl eteryje ir vėl šnekėsim kažką įdomus. Įdomu beje, ar patiko mūsų išsakytos mintis, pastabos, pastebėjimai. Kažkaip po truputį atsiliepimai jau yra, bet norėtųsi aktyvumo. Kodėl? Todėl, kad norisi atliepti į jūsų poreikius. O ne tai, ką mes čia einam, sugalvojom ir tokie du gražus ir protingi nusprendėm pakalbėti. Tarp kitko, tu pasakai klausimą, uždavai klausimą. Kodėl? Ir aš šiandieną noriu kalbėti apie kodėl, padiskutuoti kartu su tavim, kodėlgi žmonės organizuoja stovyklas. Kartais žmonės organizuoja stovyklas tikriausiai, kad nori realizuoti savo vaikystės svajones. Kartais jie... Kaip aš, ne? Ja, tu pradėjai organizuoti stovyklas tada, kada tau reikėjo jas organizuoti, nes buvo projektiniai pinigai, jo? Ne, iš pradžių ne projektiniai buvo pinigai, iš pradžių buvo mano darbas. Darbas. Tai buvo visiškai mano darbas. Darbas privertė daryti stovyklas. Aš į stovyklą antrą kartą papuoliau su savo vaikais. Jau kažkada minėjau, kaip vadovas, labai protingą sprendimą padarė skautai, kada prie mažiukų vaikų 6-10 metų pakvietė tėvus. Nesuprantančius apie skautus nieko, bet suprantančius, kaip veikia vaikai, ko reikia vaikam, mažiem vaikam. Nes vadovai, jau pasikartosiu, vadovai jie žino programą skautišką, mazgai, laužai ir taip toliau, bet kad tam vaikui reikia triusikus pasikeisti, bent jau berniukam 2 kartus per savaitę, mergaitėm kasdieną ir kitų poreikių pas jos atsitinka, bet kai tu neauginęs pas vaikų, tu net nelabai supranti, kaip tas veikia. Tada bandai kažką sugalvoti, kas ne visada gerai gaunas ir tada kartais būna nusivylimų, kad aš čia nemoku, negaliu. Tai buvo pakviesta pagalba iš tėvų pusės, taip atsidūriau stovykloje ir tada jau iš ten pradėjau susipažinti su skautais, su stovykla, o kaip jau minėjau, labai gerai atostogaudavau stovyklose prieš tai. Tau pasisekė, aš visą laiką tau pavydžiu, kad tu stovyklavai, o aš tik tai žiūrėjau iš šalies. Bet žinai, mes ir vėl pradėjom taip šnekėti, fainai, smagu, bet žinai kas, mes iš tikrųjų su tavim niekada normaliai net ir neprisistatėm. Vardus mūsų žino, kad stovyklavedžiai esam, kad dar visokius dalykus darom, žino, bet šiaip iš tikrųjų nebuvo tokios pažinties, visgi, o kas mes apskritai gyvenime, kokiom vertybėm vadovaujantis darom visas šitas veiklas. Tai galvoju, tas klausimas, kodėl, gali atspindėti truputėlį ir per mus pačius. Žinai, kodėlgi tos stovyklos yra mūsų ir kodėl yra kitiems žmonėms, kodėl. Gerai uždavei klausimą, dabar jį ir atsakyk. Pati ir atsakyk, ne? Aš aišku apie save irgi pakalbėsiu. Tai jau žinomus, ne? Kad aš Svetlana Markevičienė, gyvenu Ukmergėj ir 14 metų organizuoju stovyklas, koordinuoju ir darau visokius dalykus, bet šiaip aš esu, galima, žinai, turbūt daug pasakyti, kas tu esi, bet šią dieną turbūt save jau pozicionuoju kaip moteris daranti verslą, dirbanti 3 kryptimis, bet turiu 2 išsilavinimus, tai verslo administravimo išsilavinimą ir teisės. O po to gyvenimas mane nubloškė į sveikatingumo sritį, kurioje aš ir pradėjau organizuoti stovyklas, pirmiausiai su fizinio aktyvumo pakraipa ir esu sertifikuota REPS sertifikatu, tai yra europinis toks sertifikatas, sveikatingumo instruktorė ir asmeninė trenerė. Ir per tuos 14 metų, 10 metų dirbau salėje, vedžiau įvairias treniruotės, skaičiau paskaitas, daug dirbau su įvairaus amžiaus žmonėms, su paaugliais, su vaikais, su senjorais, su šeimom. Žodžiu, auditorija buvo labai plati. Ir po truputėlį viskas galbūt transformavosi, sakyčiau, rimtėjo, žinai, keliavo į kitokius verslus. Covidas ir pandemija irgi uždėjo savo tokią didelę gana leteną.
ant mūsų veiklų ir dabar matot tą gražią sieną, tai yra viena iš vietų, kurioje mes dirbame. Siena už mūsų, jo. Taip, siena ten už mūsų graži, priešais mus yra laipiojimo siena, visa tai yra Ukmergėje ir labai smagu, kad Audrius yra šiandieną svečias pas mus. Tai va, tai tiek, žinai, tos tokios biografijos truputėlį apie mane ir dabar papasako, kas tave veda, kas tu. Nu, gyvenimas margas ir visko teko tam gyvenime patirti, teko gyvenime daug ką veikti, jo labai rimtų mokslų krimst neteko, mokslai buvo gyvenimiški, va, ir tas noras dirbti su vaikais atsirado prieš metų 12, nu kaip, nenoras, supratimas, kad galiu tai daryti. Tai būtent skautų stovykloje. Iš to paseko išsirutuliavo, kad jeigu taip fainai yra tiem skautam, o stovyklų poreikis Lietuvoje buvo didelis ir dabar yra, ypatingai kokybiškų stovyklų, tai iš to išsirutuliavo tos stovyklos. Pirmoji testinis projektas buvo Alfa būrys, labai gerai viskas paėjo. Paskui atėjo supratimas, kad reikėtų daryti tematinės stovyklas. Ir atsirado tematinės stovyklos. Vikingai, mano kraftas ir Dievas žino, kas dar atsiras ateityje. Kaip ir kiekvienas produktas, jam reikia laiko įsibėgėti, priauginti raumenį, kad žmonės suprastų, įvertintų, kas tai yra. Jo, taip išėdam. Bet va tas, žinai, toks kankinantis mane tiesiog šiandieną, tas klausimas, kodėl. Šiaip tai, kodėl aš pasakiau, kad ir versle esu, tai vienas iš klausimų versle ir ypatingai žmonėm, kurie daro nedidelius verslus, kurie solo verslininkai arba vysto iš tikrųjų tuos tokius, pavadinkim kitą kartą šeimininius ar dar kažkokius nedidukus versliukus, užduodamas klausimas, kodėl iš įvairių mentorių, pavadinkim taip. Jeigu tu mokaisi pardavimų, tavęs klausia, kodėl. Jeigu tau reikia padaryti brendo strategiją, tavęs klausia, kodėl. Jeigu tu, nežinau, bet ką darytum, aš tau atsakysiu, kodėl. Aš tau atsakysiu, kodėl. Kai manęs paklausė, ką tu darytum, jeigu tau nereikėtų rūpintis duoną kasdieninę, kaip susimokėti komunalinės, nusipirkti ir taip toliau, ką tu darytum? Aš pirmiausia atsakiau, keliaučiau. O šiaip keliavau daug, kaip kelionių vadovas, kaip gidės, buvo laikotarpis. Sekantis dalykas, ką aš atsakiau, sėdėčiau miške su vaikais ir daryčiau jiems to. Labai nuoširdžiai. Atsakymas, kodėl? Todėl, kad aš to noriu. Žinai, man irgi buvo uždavę klausimą vienoje iš verslo tokių mokymo sesijų, klausė, ką darytum, kas labiausiai tau patinka, jeigu būtent nereikėtų irgi rūpintis ir kokia tai yra tavo širdies veikla. Tai žinok, aš atsakiau lygiai taip pat. Aš daryčiau stovyklas. Ir širdies veikla. Ir kas įdomiausia, kad ten dalyvavo tikrai toli gražu ne vien moteris ir vyrai taip pat, bet ta širdies veikla, mes kiekvienas ją turim. Ir, žinai, galim kalbėti už save, tiesa, bet šią dieną labai daug analizuoju apskritai, kodėl žmonės daro kiti stovyklas. Ir netgi provokuoju ir užduodu klausimus. Kokie būna atsakymai? Vieni atsakymai manęs visiškai nedžiugina, o kiti atsakymai tai būna labai faini. Reikia įdarbinti vietą, ne? Bet taip, Audriau. Supratau. Visiškai taip. Bet tas, aš galvoju, jaučiasi ir pačiam stovykloje, ta prasme, kad jos neužsikabina ir neišgyvena. Tu supranti, kaip neužsikabina ir neišgyvena. Tai palinkėkim jiems sėkmės. Iš esmės daug visokių būna dalykų. Bet iš to, kad įdarbinti vietą, dar išplaukė vienas atsakymas, kuris man labai patiko. Tarp kitko, Alfa būrio stovykla irgi atsirado dar ir iš to, kad buvo trasa. Vaikų trasa, iššūkiai, paruošta kilometro ir viena iš veiklų yra bėgimas šito trasa, bet tai nėra pagrindinė veikla, tai viena iš veiklų. Iš tos, kad reikia įdarbinti vietą, man labai patiko vienas žmogus atsakymas ir aš jį pasikviečiau kažkada į vieną iš mūsų pokalbių. Kaunietis.
vyrukas. Ir man teko jį, tiesiog, žinai, pakankinti. Nekišau adatų po nagėm, žinai, bet kankinau klausimais. Ir klausiau, kodėl? Kokia mintis? Kokia vertė? Pasakykit. Ir jis iš kokio 5 karto galiausiai, taigi sakom, taigi mums reikia po to, kad šitie vaikai atėję į stovyklą vasarą, ne, sužinotų apie mus ir taptų mūsų būrelio, mūsų veiklos, žinai, lankytojais. Tai sakau, tai superinis yra atsakymas. Nėra blogai. Skautai, nes skautai tam ir daro. Be abejo, tai va čia ir yra, žinai. Ir kai žmogus iš pradžių galvoja, kad jisai daro tik dėl to, kad įdarbint vietą. Gal jisai nenorėjo tiesiai šviesiai, žinai. Aš manau, kad aš ištraukiau iš jo tą atsakymą, kuris tikrai sėdi giliai viduje ir tai yra gerai. Tai yra gerai, nes lygiai atsimeni, kai mes kalbėjom, kad tie, kurie daro būrelius, jie po to daro stovyklas. Ir kada turi, tai vieni turi savo vietą, kiti neturi. Tai tie, kurie turi, jiem natūralu, kad vasarą nori įsidarbinti tą vietą, bet ir tuo pačiu užimti vaikus. Bet aišku, yra ir kitų dar kodėl, kaip tau atrodo, kas dar veda žmonės organizuojant stovyklas? Geras klausimas, nusakyk. Aš tave noriu paprovokuoti, kad pagalvotum, kokie dar yra. Savirealizacijos, bet tai čia labai jau reikia tokių... Sakyk. Aš tai visada galvoju ir ne tik tai, kad galvoju, bet žinau, kad iš tikrųjų veda ir tai, kad tai yra verslas. Čia ko gero liūdniausia stovykla, kuri atsiranda dėl verslo. Bet viskas šitoj vietoj pasaulyje turi vietą. Bet mesgi su tavim tie stovyklavedžiai, kurie sako, kad padėt pasirinkti, tiesa. Žiūrėk, kiek visai jau čia nemažai mes tų kriterijų pasakėm. Bet, o kaipgi pamatyti... Kaip tiem tėveliam suprasti iš tikrųjų? Taip, kaip jiem pamatyti, kur yra didžiausia vertė, kaip pamatyti... Vėlgi, žiūrėk, kas yra vertė. Jeigu vaikui reikia karinės sukarintos stovyklos, tai jis ir leis į sukarintą stovyklą. Jų yra daug. Taip. Jeigu vaikui reikia meninės piešimo stovyklos, tai tikrai jis nuėjęs į tą sukarintą stovyklą negaus to. Nebent reikia tą menininką šiek tiek įrėmint, tada jisai gal ateis į skautai neskautam stovyklą ir jį šiek tiek įrėmins. Kas nėra blogai, tai... Labai reikėtų žiūrėti tikriausiai vaiko raidą. Tai panašu, kad jau gimsta dabar konsultacinė tarnyba tėvam, kaip tam vaikui pasirinkti stovyklą, aš taip suprantu jo. Tai vienareikšmiškai mūsų tikslas ir yra padėti tėvams nepasiklysti. Kiek tokia individuali konsultacija pas Svetlaną kainuotų? Kaip vaikui parinkti stovyklą? Bet čia reikia daug kriterijų iš tikrųjų. Bet mintis gera. Man patiktų nuo sausio vidurio iki balandžio, iki gegužės konsultuoti tėvelius. Aš pagalvosiu. Tai ačiū už idėją. Prašom, visada, žinai, mano galvoj tų idėjų sukasi pakankamai daug. Tai man irgi, bet va čia gera idėja iš tikrųjų konsultuoti. Jeigu ką, galit kreiptis į Svetlaną, į mane, dar geriau į abu. Nes mes atviri, mes pasakojam apie tai, ką randam, ką suprantam, ką matom. Teisus ar neteisus, neteiskit jo, nes darom taip, kaip suprantam. Žinai, iš tikrųjų juokas... Pionieriai. Pionieriai. Skautai. Taip, visiškai. Bet, supratit, mes ir dabar konsultuojam. Taip, nemokamai. Iš tikrųjų, stovyklavedžių tikslas ir yra konsultuoti, pasakoti ir... Tiesiog linksmintis. Kol nestovyklos, kaip bus stovyklos. Na, paskui irgi, žinai, stovyklose kitokias linksmybės. Taip. Bet tikrai yra labai daug kriterijų, kaip pasirinkti ir važinai tu paklausai, o kokia ta vertė. Ir pats ir atsakei. Jinai labai skirtinga kiekvienam. Jinai labai skirtinga, bet labai svarbu pasižiūrėti ir žinoti, kogi nori vaikas. Ir dažnai, žinai, kaip tėvai sako, tai nesvarbu, ten pagal kainą pažiūrėsim, dar pagal kažką tai. Bet iš tiesų, kiek daug tėvų atsižvelgia į tai, ko nori vaikas.
Gal bent pusė atsižvelgia. Beje, kaip tu galvoji, kol klausimas galvoji kirba, ar gerai vaiką iš stovyklos vežti į stovyklą? Žinok, giliai abejoju. Aš irgi sakyčiau, kad reikalingas laikas atatrankai. Vienareikšmiškai. Jau, kad jis spėtų suvirškinti, nes perkrovę įspūdžiais, man atrodo, rizikuojam sulaužyti. Kas pasižiūrės mūsų paskutinį įrašą iš studijos su Milda Latakaitė, tai ten yra atsakymas, kad vaikas, būdamas stovykloje, vieną dieną pragyvena kaip metus. Ir jeigu jį iš karto kažkur kitur nuvežti, jis nesuspėjo dar suvirškinti to, kas atsitiko su juo vienoje stovykloje, ir jis jau važiuoja į kitas patirtis. Ta prasme, kad viskas praeis prausis. Ne tik tai, kad per prausis, bet tai gali būti per daug. Vieną patirtį aš turėjau su tokiu vaiku, kur atvažiavo pas mus mergaitė, 10-metė, jai labai patinka stovyklauti. Labai. Ir jai buvo 4. stovykla, praktiškai be pertraukų, beveik be pertraukų. Tai žinokit, ta mergaitė atsidūrė ligoniniai. Taip, ir mes turėjom, tiesiog buvo tiek daug matyti įtampos ir troškimo jau pasiekti namus, nors jinai pati sakė, ne, man viskas gerai, bet kas prasidėjo? Prasidėjo pilvo skausmai, prasidėjo nerimas, nemiegojimas naktį ir tie pilvo skausmai pasidarė tokie stiprus, kad mes jau negalėjom, tiesiog stebėti. Tai faktas, kad buvo nutarta, kad mes važiuojam į medicinos įstaigą ir kalbamės, žiūrim, kas vyksta. Ir tada jau kvietėmės tėvus, kad atvažiuotų. Ir mama praleido su ją naktį, pasibendravo, pabuvo, tarsi viskas gerai, atvažiavo į stovyklą ir pabuvo Skausmai grįžo. Taip, supratau. Taip. Tai nuovargis, natūralu, taip, kad, mėly tėveliai, ką tik gavot netikėtai, man pačiam netgi visiškai gavot patarimą, kad atatranka reikalinga ir nuvežti vaiką pas senelius savaitį tarp stovyklų yra gerai. Kad jisai valgytų, miegotų, visą kitą, ką gamta šaukia ir suvirškintų, kas buvo stovyklai. Aš manau, kad turbūt vaikas labai saugiai išgyventų ir išbūtų 2 stovyklas per vasarą. Kaip tu galvoji? 2, 3, 4, jeigu kas 2 savaitės. Aš tai kažkaip, žinok, šitoj vietoj nepritarčiau tau. Bet man patinka tavo formatas 10 dienų stovykla, aš irgi apie tai galvoju. Šiais metais turėsime eksperimentą vieną, 10 dienų, nes tam, kad stovykla atsitiktų, reikia 4 dienų. Taip, kad taptų stovykla. Ir mes kalbame apie stovyklos programos logiką. Visgi, kodėl vaikai atvažiuoja į stovyklą? Vėl, ir mes apie tai jau kalbėjome, ir tikrai kalbėsim dar ne vieną kartą. Vieni tėvai stovyklą pasirenka kaip tiesiog vietą, kur vaikas saugiai prabus kažkurį laiką, nes vasara, o kur jį padėti? Neturim senelio, neturim ten atostogų pakankamai, neturim dar kitokių galimybių ir galimybė yra stovyklos. Tai išvežam vaiką, kuris tiesiog bus prižiūrėtas. Tai labai dažnai tokie tėvai ir pasirenka tą tokį lengvą formatą, ta prasme, kad tai tiesiog stovykla, kurioje pabūti. Na ir natūralu, kad atitinkama kaina. Nes jeigu jie planuoja tą vaiką, vežti į kažkelias stovyklas, tai aišku, kad jie įsiremia į kainą. Bet tada tokia stovykla, jinai kaip ir neturi savo, ten, pavadinkim, tos loginės pradžios, pabaigos, jinai nesiekia rezultato. Tai tiesiog prižiūrimas, poilsiaujantis vaikas. Jis žaidžia, jisai užsiima kažkokiais dalykais. Ir tokios stovyklos tikrai yra. Ir žmonės, kurie organizuoja tokias stovyklas, jie ir įgarsina. Ir sako, tai yra tiesiog stovykla poilsiui. Ir viskas gerai. Tai yra ir aišku, kaina adekvati tuomet turi būti, nes negali tu tada tos kainos kelti kažkiek tai ten aukščiau, todėl kad tiesiog tai yra žmonės, kurie užtikrina vaikų laisvalaikį. Toliau mes jau keliaujam į kitokias stovyklas. Ir kitokios stovyklos, jeigu tai susiję su būrelių veikla,
šokiai, sportas, dar kažkas. Jau tokios stovyklos turi rezultatą siekti, taip? Nu, bet tai yra, būrelių testinės stovyklos. Jeigu aš Taip, nešokau ir kaip... Tai tęsiant apie tas stovyklų formas, ne? Ir apie programinę, kodėl ten logika, seka, rezultatai ir visa kita. Bet šiaip stovyklų formų, pavadinkim taip, yra daug ir įvairių. Nu taip. Būreliai savo testinės stovyklas daro veiklai. Užtvirtinti kažkada mes jau prieš tai kalbėjom, kad būrelis vyksta 2-3 valandas į dieną, 2 kartus į savaitę. Čia yra vieta, kur tu apibendrini savaitę, 10 dienų gali pastoviai šokti ar ten vaidinti ir taip toliau, pastatyti spektaklį, pasiekti rezultatą. Ir socializacija tų vaikų visai kitokia. Nes atsitinka atveju, kada vaikai pažįsta patys save kitaip toj stovyklai ir aplinkiniai pažįsta juos truputį kitaip, negu kad jie prieš tai buvo prisistatę. Bet reikalingos ir stovyklos, kur atvažiuoja vaikai visiškai nieko nepažindami. Taip kad atsakymas į klausimą, ar visą laiką reikia vežti vaiką į stovyklą su draugais, ne. Galbūt į pirmas stovyklas taip, kad jisai jaustųsi saugiau, smagiau. Kad jisai jaustųsi saugiau, smagiau, kad turėtų draugų, bet kažkada ir būtinai išvežti vieną vaiką, kad jisai atsidurtų visiškai naujoj aplinkoj ir išmoktų susikurti aplink save komfortą ir taip toliau. Toks yra tėvelių tikslas, aš suprantu, vežant vaikus į stovyklas. Kitaip vežtų visą laiką pas babas, kur visą laiką saugu. Žinai, kažkaip labai įdomu pasakyti tėvelių tikslas, o koksgi iš tikrųjų tas tėvelių tikslas? Imkite ir parašykit, mėly tėveliai, kokiegi tikslai, ar tik tai atsikratyti vaiko savaitėje, bet nemanau, kad, nes jūs gi renkate stovyklas. Ir tam, kad pašnekėt kažką, reikėtų jūsų reakcijos. Tai būkit malonus, nepatingėkit parašyti komentarą vieną, antrą ir mes pabandysim tą klausimą panarstyti. Tikriausiai suprantat, kad yra apie ką kalbėti, yra patirčių, galbūt netgi išplauks kažkokie pavyzdžiai buvę stovyklose, kaip tai veikia toje aplinkoje stovykliniai ir mūsų patirtis su Svetlana labai skirti. Šiaip tai aš buvau uždavusi vienoje didelėje grupėje klausimą apie tai, kas yra svarbu ir į ką tėvai atkreipia dėmesį labiausiai ir kada renkasi stovyklas. Aišku, kaina. Ne, aš uždaviau ne tokį klausimą, žinai, uždaviau klausimą, į kurį man reikėjo tiesiog atsakymo. Tai klausimas buvo, kiek jums svarbus yra turinys ir vadovai. Ir žinai, sulaukiau vieno labai įdomus komentaro. Šiaip tai mamos patvirtino, kad tiek turinys, tiek vadovai yra labai svarbu, bet netgi buvo paklausta, o kaip jūs patikrinate vadovus. Tai žinai, mes Audriu apie taigi šnekam, apie vadovų trūkumą realiai, apie tai, kad žmonės, vadovai, vieni yra iš pašaukimo, kitus kviečiasi todėl, kad kažkam reikia dirbti stovyklose, kitur yra kviečiami, jeigu kalbėti, tarkim, apie programinės stovyklas, ten tą, ką aš organizuoju, tai aš kviečiuosi mentorius, tai jau yra vėl kitas lygis, žinai. Bet buvo vienas komentaras, kuriame nuskambėjo tokia, žinai, frazė, kad visiškai nesvarbu turinys, svarbu kokie yra vadovai. O aš tada galvoju ir paklausiu, o kaip gali būti nesvarbus turinys, nes pasižiūrėjusi turinį, tu gali nuspėti, kokie bus vadovai. Šiaip jo, jeigu futbolo stovykla, tai bus treneriukai. Ir ne tik tai, bet jeigu skautai neskautum stovykla, tai tikriausiai bus skautai vadovai. Būtent, bet, žinai, tada atėjo dar vienas komentaras iš tos pačios moters, reiškia, kad pas juos yra organizuojamos stovyklos ir pas juos, tai ta prasme, jie turi erdvę, kurioje organizuoja ir jinai sako, aš prisižiūrėjau visko. Ir todėl, sako, man turinys nesudaro, žinai, esminio, reiškia, kažkokio tai, nedaro man poveikio, aš žiūriu, kokie vadovai. Bet dabar galvoju, tai tvarkoju, jeigu tu visiškai nežiūrėti turinį, tai tada apskritai tu niekaip nenuspėsi, kokie tie vadovai. Aš tikriausiai suprantu, apie ką kalba apie tai, kad kada vaikučiai čiučia liūlė,
vadovai tralivaliai. Tai vaikai... Ir komunikacija, bendravimas su vaikais, Vadovų. vadovų buvo ne kažkoks. Taip yra. Tikrai taip yra visko ir būna. jo, čia negali sakyti. Ir kiekvienas vėlgi, kodėl tas klausimas man rūpi, kodėl. Todėl, kad tie žmonės... Kodėl tu darai stovyklas? Taip, todėl, kad tie žmonės, kurie ir organizuoja, ir koordinuoja, ir kurie renkasi vadovus, tai yra labai labai svarbu. Nes tada gali patį svarbiausią dalyką padaryti, surinkti komandą, su kuria vaikai jausis gerai, gaus didžiausią kaifą, pavadinkim taip, ne? Ar tai jie ugdysis, ar tai jie pramogaus, ar jie dar kažką darys. Bet kokiu atveju visose stovyklose yra dalis pramogų, dalis ugdymosi, to turi būti, nežinau, nei vienos stovyklos, kur būtų tik tai darbas. Tai yra stovykla. Tai be abejo. Būrelis yra darbas. Kiekviena stovykla yra džiaugsmas ir kaip daug kartų jau sakėm, tai yra nuotykis, tai yra mažas gyvenimas, tai yra daug įvairių dalykų ir net jeigu tai yra darbas, tas darbas tiesiog yra padaromas taip, kad jis atrodytų kaip pramoga, kaip smagus laikas ir panašiai. Tai žodžiu, suprantu, kad mes taip ir baigsim šios dienos savo pokalbį dar su tuo klausimu, kodėl. Kodėl? Patys apie jį mąstysim ir paprašysim jūsų sekėjų, bendraminčių, žiūrinčių, draugų, bičiulių ir visų, parašykit, kodėl, kaip jums atrodo, kodėl žmonės organizuoja stovyklas, kodėl važiuoja ten dirbti, kodėl tai jiems yra svarbu, o kodėl jums yra svarbus stovyklos. Žodžiu, tas klausimas, kodėl, turi labai labai daug atmainų. Iš tikrųjų taip ir duoda visus atsakymus į visus rūpimus klausimus, nes kada tu supranti kodėl, supranti visą kitą. Vienareikšmiškai. Šią pozityvią natą ir baigsim šios dienos mūsų pasikalbėjimą. Dėkojam jums už jūsų reakcijas, už tai, kad jūs rašot, reflektuojat, laukiam jų dar daugiau, o jūs laukit naujų mūsų laidų įrašų. Tik tai noriu dar pasakyti, kad mes pamastėm ir supratom, kad negalim su Audriumi taip dažnai susitikti studijoje, todėl įrašų atsiras ir studijinių, ir tokių kaip šiandieną iš įvairių įdomių vietų, online įrašų bus. Žodžiu, nesvarbu bus iš paskaitų su keistai atrodančia Audriumi arba Svetlana. Žodžiu, nesvarbu kaip, svarbu, kad ta informacija pasiektų tuos, kuriems tai yra svarbu. Iki kitų susitikimų.